čia moteris skeltas iš saulėtojo Egipto, o už mano nugaros, mano beveik pusseserė tapusi Natalija Zvonkė Ivanovna Ivanovna. Natalija į Egiptą pirmą kartą atvyko su švirtančia kišenė. Kišenėje visus turinius pinigus išleido prekybos centre Maxima. Maxima, apie viską pagalvota, net naktį Maximoje pirkti smagu. Maxima jėga. Natalija, kodėl tu važiuoji į Maximą Maximoje? Aš nekalbėsiu, viską pasako mano atstovė spaudai. O kodėl tu nekalbėsi? Aš nebendrauju su žurnalistais. Kodėl? Ilsiesi, dėl to nebendrauji. Taip. Jelena, viskas įsi. Kodėl? Почему? Kodėl? Jinai neperka rūbų prabangiose parduotuvėse Tiffany, o kitur, o Maxima. Почему? A потому. O todėl? Galima kalbėti rusiškai? Можете? Galite? Aš lietuviškai noriu. Gerai, Jelena, kalbėkite lietuviškai. Todėl, kad Lietuvoje ekonominė... Palaukit, Jelena. Nu? Palaukit jūs. Kalbėkit, Jelena. Todėl, kad Lietuvoje ekonomikos krizė. Ir Natalija viską kiša į savo koinę. Bankai čia pasitikė. Ir perka Maximoje maudymo kostiumėlius. Bet ar tiesa, kad Egipte jie ieško kuino, ant kurio užlipti, kad uždirbtų pinigų savo šeimai? Netiesa. Jos čia visi ieško. Kaip elgėsi su jumis kaip su moterim? Muša. Muša? Nu, parodykite randus. Parodykite randus. Štai, ir čia sudrėksta Natalijos. Ir čia įdrėksta Natalijos. O kas darosi už triusikų? Ačiū jums, Jelena. Čia reporteris Skeltas iš saulėtojo Egipto su visai ekonomikos krizės paliesta Nataša Zvonka Natalijevičia ir jos atstovė spaudai Jelena Kriuk.